Šiemet pareiškė, kad kiekvienas turi dirbti savo darbą. Šiaulių sporto medicinos centre prasidėjo 2 dienas truksiantis tradicinis renginys Įvertink savo jėgas, skirtas tikrinti miesto gyventojų fizinį pajėgumą. Šiemet šiauliečiai jame dalyvauja aktyviau nei pernai, tiesa jauni žmonės pasyvesni. Daugiausiai ateina sveikuoliai ir reguliariai besimankštinantys šiauliečiai. Visi norintys nemokamai testuojami pagal Eurofito ir EGREPA fizinio pajėgumo programas, pagal kurias įvertinama ištvermė, galūnių raumenų elastingumas, kraujospūdis, apskaičiuojamas kūno masės indeksas. Atvykusius gydytojai ir sveikos gyvensenos klubo šviesuoliai atstovai konsultuoja, žmonės vaišinami sveikuoliška arbata ir visa tai nemokamai. Pasak Kūno kultūros mokyklos direktorius pavaduotojos Neringos Černauskaitės, šiauliečių fizinė būklė nėra bloga. Miestiečių būklė įvairi, kaip ir turbūt visų Lietuvos gyventojų. Tie, kurie rūpinasi savo sveikatą, o yra dauguma turbūt atėjusių pas mus, kurie rūpinasi, jiem įdomu yra sužinoti apie savo sveikatą, tai jų tikrai rodikliai yra labai geri ir pavydėtini, ypač senyvo amžiaus žmonių. O jaunimos irgi yra įvairaus, yra labai stiprus ir yra, kuriem reikia susimastyti ir mes tikimės, kad šitas testavimas padėjo jiems susimastyti, kad jiems reikia judėti ir sportuoti. Miesto žmonės, norintys išsitirti fizinį pajėgumą ir sveikatos būklę, kviečiami ir rytoj nuo 11 val. Renginio metu veikia knygų sveikos gyvensenos tema paroda. Šiltų rudeniškų orų visiems linki vaistinių tinklas Nordfarm.